Sveiki, su jumis Aiskekas ir šiandien aš kalbėsiu apie Alots Online. Taigi tai 3D MMO RPG žaidimas, kuris buvo, kaip matot, sukurtas rusų. Bet yra europietiškas serveris, dėl to jūs galėsit žaisti angliškam, bet normaliai viskas išversta. Dabar nesiniai išėjęs naujas update'as Alots Online, daug kas pasikeitė. Dėl to kviečiu visus išbandyti labai jį. Aš dar pats nieko veik nežinau. Dabar žaidžiu aš už savo charakterį. Jisai yra 16 levelio mage'as. Kaip matot, parodysiu talent pointus. Tai va, čia tokie nauji talent pointai. Kas yra žaidę už mage'ą žino. Kaip atrodė seniau talent pointai, dabar biški pasikeitė. Daug kas sako, kad šitas žaidimas panašus į World of Warcraft, bet aš nemanau, kad tai tiesa. Šitas žaidimas yra visiškai skirtingas nuo World of Warcraft. Talent pointai gal visur panašus. Tai kartu ir čia atsiranda dar po 10 levelio ir Ruby. Ruby pirkdamas galės tobulinti Ice, Fire arba Storm, o pas kitus charakterius bus kitaip. Taip pat atsirado šitam update naujo klasė, Bardas. Taip. Taigi šitas žaidimas yra savo unikalus grafika. Jo grafika labai primenanti rusų laikus, iš tikro šitos tarybiniai laikai, tokie pastatai ir visa kita bus. Kai žaisit, įsijausit tikrai kaip kokioj, nežinau, unikalioj vietoviai. Taigi, PvP čia viskas yra. Yra taip pat ir PvE, daug misijų, labai daug misijų. Levelis max capas yra 52 arba 3, tiksliai atsimenu. Parodysiu dabar kelis smūgius. Aš priešą lengvai įveikiau vien tik dėl to, kad aš esu didelio levelio, jiems tik porą levelio. Parodysiu savo stipriausius skillus, tokius kaip Frost, o šitas kamuolys. Taip pat Shock Strike'as, turiu ir skydų. Kiekviena rasė šitam žaidime gali turėti tam tikrų skillų. Galima sakyti, kad kiekviena rasė turi, absoliučiai beveik kita rasė. Kiekviena klasė turi. Pavyzdžiui, Arisen Mage'as turės kitokių skillų, o Human Mage'as turės dar kitokių skillų. Skirtingai. Dėl to čia tas padaryta įdomu, kad visą laiką su kuom nežaisi, vis kažkas skirsis. Nebus tas pats, jei pasimsi tą, bus Humanas, tie patys skillai, praimsi Ariseną, vėl tie patys skillai. Tai naudos beveik nieko iš to nebūtų. Kaip kituose žaidimuose visus taip ir yra. Bet čia padarė kažkas kitokio, kad skirtusi. Taigi, kaip matot, grafika gana gera. Bet turėtų jinai pavežti visiems norinčiams ją žaisti. Tikrai nebus taip kaip su World of Warcraft, biškį mažiau užima ir mažiau reikalauja iš kompiuteriaus. Dėl to visiems, kad nepaveža World of Warcraft ar panašius žaidimus, siūlome visiems išbandyti šitą žaidimą. Taip, ką čia dar pasakyti? PvP viskas yra, čia mėlapį parodysiu. Čia yra Imperial Square'as. Šičia iškart pradėsite iš Old Square, vėliau eisit į World Wars ir taip toliau. Užbaigę miestus quest'e keliausite čia. Tai matot, aš dar čia questų porą turiu. Ir taip toliau keliausit po pasaulį. Po Alots pasaulį. Taip pat yra ir kitos žemynai. Imperial Square'as, Holy Land'as. Holy Land'as. Ir panašiai. Šitas žaidimas dar įdomus tuom, kad pasiekus tam tikrą levelį galėsite turėti savo nuosavą laivą, su kuriuo galėsite skraidyti po kosmosą ir taip pat šaudyti ir vykti laivų mūšiai, kaip su piratais. Dėl to šitas žaidimas ir yra įdomus, kad atsiranda tokie nauji dalykai, kaip laivų mūšis ir panašiai. Taip pat įveikti Astro tokį mobą milžinišką, kuris yra labai stiprus. Dėl to dažniausiai reikia viso guildo surinkti, kad jį įveikti. Kosmosai skraida dažniausiai ant tokio akmens. Taip, jums parodysiu dar kas kurandas, čia quest logai, world mapas, talentai, charakteris. Va, charakteris kokį įtemus užsidėję. Reirai visokie yra viskas.
nemokamai. Žaidimą parsiųsti galėsite, aš atsiųsiu jums linką. Čia yra Look, Intelligence, Wisdom, Perspiration. Kiekvienam charakteriui jūs turėsite tam tikrus kelti skillus, ta prasme, šitos pointus. Svoriam bus Strange'as, Fitness'as, Experience'as, Willpower ir panašiai, visiems skirtingai. Magam, kaip išint, Intelligence, Lookas ir panašiai, Wisdom. Taip, Valuable. Čia galite pamatyti, kiek rubių turit visokių, rubių voucheriai, coinai, stable zlotai, mirchai ir taip toliau. Mirchai yra skirti prisikelimui, kad greičiau prisikelt. Arba jie būna dar skirti paleisti Martyr Salvation skillą. Jį turės kiekvienas. Reputation tai miestų reputacija. Dažniausiai reputaciją kelia tie žmonės, kurie nori iš miesto geresnių ginklų. Pavyzdžiui, jei prašo Hadagenai, jei jūs norit Hadagen ginklus pirkti, jūs turėstumėt pakelt reputation iki arba trusted, arba dar daugiau. Ir tada galėsit pirkti jų ten rare itemus ir panašiai. Yra tam tikri questai, kuriais galėsit keltis. Skillai čia jūsų profesija. Profesiją galėsit keltis iškart vietoje arba prie tam tikrų vietų. Verpimo ratelė, iš kur reikės ir panašiai tokių dalykų. Special features, tai čia va, šit Astral Arrow. Astral Arrow tai yra mano rasės tik tai skillas, kitos neturi. Hadagenai, tie humanai, kuris maga, jie tokio skillo neturės, bet jie turės kitokį. Patronage. Patronas yra mano Martyr Salvationas, kuriame galėsite užsidėti vieną iš time pointų, kurį norėsite, ir kuris pliusins į 10+. Labai geras dalykas. Kalendorius. Ne. Čia daily quest tai lygtais. Nebijau nesuklyst. Čia irgi visokie day, reputation. Aš tiksliai čia nieko nepasakysiu. Nieko nežinau. Friendų listas. Taip pat ir galima prisijungti ir prie Facebooko ar draugam parašyti message. Padarė čia taip. Taip pat yra ir tipsai. Padės jums viską greičiau suprasti ir panašiai. Ir taip pat yra botykoje. Botykoje galėsite nusipirkti visokių itemų. Taip pat kaip mountų, teleportų, sustiprinimų ir taip toliau. Taigi. Šitas žaidimas dar patinka man tuom, kad užsikrovę skillą, jį leidžia bet kada ir bet kur krautis. Ir jis lieka piršte arba rankoje. Ir visą laiką užkrautas, jis tiesiog gali paleisti ir jis tiesiog pasileidžia be iškart po krovimo. Tai pagreitina ir padomina žaidimą. Taigi, yra daug emotų, kaip matot, aš porą įsidėjęs, taip pat yra linksmų emotų, taip pat rusiškai kalba. Kaip girdėjot. Taigi, toks yra šitas Alots Online žaidimas. Įtemai. Taigi va, su jumis buvo Icehakas ir laukti tolimesnių video.